taip atako, jau reikėtų žiūrėti iš eilės. Tiesiog pats ir užbaiginėja. Labai trūksta tos grėsmės iš toli. Aišku, Gailius nėra kažkoks nuostabus metimas. 5 atkovoti kamuoliai puolime pirmoje rungtynių pusėje ir jau 14 antroje. Polija! Gargždų ir toliau sudėtingas puolimas, kuriam čia Vietoje jo sugrąžintas į aikštelę. Puljamas ilgai išsibuvo su kamuoliu, bet likęsis prieš žemesnį Madolo, bet Puljamas čia atakuoja Raito, pats iki galo, trejus Puljamas. Šiandien 4 rezultatyvius perdavimus atlikęs. Dabar žaidžia pats iki galo. 8-8. Liko Mauzas Raitas gintis prieš trejų Puljamą iš vidutinio nuotolio. Na, prieš tai Jeffersonas tą patį padarė, atsivarė metę, Migelis toks jausmas, kad pagalvojo, okei, gal jisai galiu ir aš. O čia Puljamo, štai toks žaidimas. Šiandien nieko, kitą kartą bus geriau. Puljamas. trūkti. Puljamas pastaruoju metu žaidžiantis solidžią sezono atkarpą. Lieka prieš Lazarą Mūtičių, meta per rankas. O kitai. Nuo Žalgirio ir dviženklis kauniečių pranašumas. Puljamas iš vidutinio. Dar vienas tik. Žino kamuolį trejui Puljamui. Puljamas iš vidutinio 9. Puljamas bando surasti Petrilevičių. Dualą. O dabar Puljamas likęs prieš Venskų. Na, sakyčiau, tikrai geras varžovas jam, bet Puljamas viską pro šalį. Dikkinsas, bet tas metimas vis tiek netikslus. Dar vienas šansas. Puljamas iš labai toli, labai taikliai susidirbo trečiąją pražangą. Puljamas. Ilgi žingsniai link krepšio. Vaištaras. Statė ten užtvarą. Puljamas prieš Beniušio aktyvios rankos, bet visiškai paleidė. Na taip, bet pirmas profesionalas sezonas. Izraelyje persikėlė į Lietuvą. Karto pataiko. Puljamas ir dabar vagia kamuolį iš Vygerio. Vineiks iš viršaus. Čia stepautas, bet Puljamas tiesiog sustoja. 90 sekundžių prametė metimas, sėdosi toliau ant suolo. Taip, būtent. O čia ir Džiugas Slavinskis. Lieka prieš Pranešą. Petrilevičius prie savęs turi Luką Ulecką. Puljamas atakuoja Ivaną Pranešą ir... Tas skaičius siekia net 24, kalbant apie išprovokuotas. Puljamas prieš Oskarą Pleikį. Gynybinio netikėti. Puljamas. 5 sekundės atakai. Įsiveržė į baudos aikštelę. Kol kas tiek ta šeima, tiek kitos šeimos čia arenoje. Iš manęs beveik atspėjau. Aš manau, kad jis juokiasi iš tavo pirmojo spėjimo, žinok. Daug labiau tikėtina. Papildomą šansą turi Gargždų. Taip, kad pirmas kėlinys tikrai buvo geras. 9. Puljam. Bės ir komandos žaidimo tobulėjimo vardan labai gražus Puljamo perdavimas ir... Žaidėjas turi 5 taškus, naudingiausias žaidėjai turi naudingiausias turi 8 balus. Teisingas atsakymas. Tarė savo žodį, lysta svečiai, bėga į priekį šeimininkai ir čia gražus euro žengti efektyviau. Puljamas dar kartą iš vidutinio nuotolio. Stato Kauno Grūdai, na, tikiuosi ir net nebejoju, kad jūsų antakiai šovė į viršų. Ir čia ir toliau. 39 pelnyti taškai per 27 žaidimo laiko minutės. Puljamas rodo Utenos Juventuso ekipai. Puljamas prieš Šaulys. Gražiai įveikta Ginasi dabar prieš Tomui Rutherfordas. Carteris likęs po krepšių prieš aukštesnį Petrilevičių. Faktas ne tai dabar svarbiausia. Dabar reikia gero darbo gynyboje. Jonovai, trejus Puljamas. 5 sekundės lieka Puljamas per Tomerį. Bet atkovoja kamuolį po netaiklaus metimo svečiai ir šiandien jie jau gali dėti beveik tašką. Nebėra penkete Turnerio.
Puliamo metimas savo. Tašką ir kartą prieš Lietkabelį pelnė 74. Tai Gargždams pavyksta atrasti kelių. Visas likęs laikas šiame kėlinyje priklauso Gargždams. Puliamas. Labai gražiai. Lengva kalbėti, kai jau žinai, kaip baigsis ir kita ataka. Bet Rytas vėl priekyje. Ir vėl Puliamas prieš Brunkę. Vėl iš vidutinio ir... Vienos rungtynėse. Trejas Puliamas, Žeilonas Butkinsas, Brendonas Horvatas, Deividas Gailius ir Paulius Petrilevičius. Tokiu Gargždams vėl. Reikia sėkmingos atakos. Norint neleisti varžovams. Puliamas Gailiui, Gailius Puliamui, labai daug tokio tiesiog perdavinėjimo kamuolio ties tritaškio ir Puliamas. nesėkmingumą atakuojant iš visų distancijų į žaidimą. Dar viena proga šeimininkams. Pakankamai neblogas metimas, tikslo nepasiekia. 6 sekundi imaju za napad domaći igrači. Pulijam. Mozes Rajt ispred njega. Naravno da je brži Pulijam i sjajna. Čia Vaištaras užspaustas, sugeba atsikratyti kamuolių. Ten dar vienas geras Puliamo perdavimas. Ir dabar... Dar kartelį 2-2 su Mejersu. Ir galų gale kamuolys Pakinsas. Manau, kad su kiek didesniais lūkesčiais atvyko ir dar manau, kad atsiskleis. Ir jau 8 naudingumo balai per 3 žaidimo minutės. Trejas Puliamas iš vidutinio. Žaidžiantį Lietuvoje 9 metus jis praleido Lietuvoje, pernai pabandė. Blokuojamas yra Eštonas. Panašumo situacijoje. Be pražangos sustabdytas Paulius Petrilevičius, antrą šansą kūrėsi Gargždai, Deividas. Štai kyla Griciūnas, žaidimas 2-2, nusimestas kamuolys Puliamas. Daug taškų. Dabar faktas, kad nebus lengva Valantinui prieš Petrilevičių. Čargojs. Vienas šansas Gargždams. Puliamas. Puliamas. Galiausiai ryžosi. Greitai susirinko 2 pražangas ir sėdosi ant suolo pirmajame kėlinyje. Dabar išėjimas, Majauskas prieš jį gynasi ir Puliamas sugebėjo išsimesti. Galimas. Puliamas. Žvengia klaidos. Eis Puliamas paskui. 2 taškais. 9 taškai dabar skiria komandas. Puliamas. Tolimojo vidutinio nuotolio šį kartą atakavo kiek arčiau, bet užtikrintai renkasi taškus. Kai reikia, čia užtikrinti. Bet atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Sakai, maždaug 65 sekundės krepšinio. Ir tai jau galima sakyti labai tvirtai, tikrai jokių. Pailiui Masiulio pataikyti tolimi metimai. Ir jis jau... Ketvirtfinalio svarbių labai rungtynių grįžusių žaidėjų po traumos atvažiavęs Sektoras, kuris čia dabar... Ir dabar šiauliečiai bent jau... Nebuvo aktyvus pirmojo savo etapo aikštelėje metu, dabar matome visai kitokį, panašu, kad tas Bet reikia metimo. Aknaitas. Puliamas priekyje. Karolis Gedraitis 2. Tokiomis akimirkomis, kai jau kelias minutės sėkmingai užpuolė nėra Gargždai. Labai trūksta tiek Heginso, tiek... Kampo atsirado tas perdavimas, perdavimo linija. Ir Žalgiris pelno 3 taškus. Baigties tai nepakeis. Tik skirtumą gali sumažinti. Gražiai. Klaidos Gargždai. Puliamas. Laisvas kelias. Ir pasileidė į priekį Puliamas. Niekam neduoda kamulio. Dabar jis saugo Pulijamą, kuris čia kaip lengvai. Jonava Hipokredit į Gargždų krepšį įmetė. Čia dabar vyko sugrįžti šeimininkams į rungtynes. Vienu metu tas skirtumas buvo jau ir toks bauginantis. Pulijamas dabar prieš Ulecką atšoka atgal. Deividas ir Vydis. Bam, 3 taškai. Iki rungtynių su Rytu. Čia geras. Priartėjęs prie krepšio. Suteikė Rytui dabar jau didžiausią dienos pranašumą.
Puliamas. Dabar Gargždai gali potencialiai laimėti pirmąją rungtynių pusę. Paskutiniuoju jos metimo trejus Puliamas apibėga. Nesikeičia gynyboje jonaviečiai. Dabar gauna tą išsikeitimą. Puliamas apibėga Krikė ir Žaidžiantys Gargždai. Varžovų aikštelėse Gargždai šiame sezone yra iškovoję tik tai 4 pergalės per 13 bandymų. Puliamas. Ir galėtų uždengti Hardingui atakuojant krepšį. 9-2 Ryto naudai Puliamas iš vidutinio nuotolio. 18. Puliamas kaip iš Valinskų, geras driblingas, bando iki galo laiko Valinskis kaip ir pristatymą. Lonui Pipkinsui. Gudaitis uždarė prasiveržimo trajektoriją. Puliamas iš... Buvo neiški prieš rungtynės, nes turi kažkaip patempęs koją, kiek teko girdėti ir buvo toks klausimas, ar žais ar nežais čia. 4 minutės prabėgo ketvirtajame kėlinyje. Puliamas. Nekrenta šiandieną, tai 2 taškų. Jis patakęs jau 3 iš 4. Puliamas visiškai laisvas. Turi Gargždai. Puliamas pats. 72% žaidimo, 18 pataikytų metimų iš 25, kažkas tokio čia. Gosti imaju dakle još bonus od jednog prekršaja. Ir keičiasi ginamaisiais Vilniaus Rytas. Puliamas vėl žaidžia vienas. Ir niekaip. Slavinskas prieš tą patį Vranešą atperka kažkiek. Griciūno užtvara. Taškų skirtumų gerinimas, Trejus Puliamas. Pražangos neišprovokuoja, pyksta, Kenny Cherry. Vranešui pražangos čia nėra, Mineikis visiškai laisvas. 3 taškai. Tai tiesiog neįmanoma. Čia visiškai natūralus tiesiog judesys ir čia geras, perdamas Vorutas iš toli, laisvas. Penkete. Taip, Trejus Puliamas aikštėje. Geras perdavimas į kampą, Horvatas 3 taškai. Ubrza napad, ponovo Pulijam. Maštara su bloku. Ide do kraja. Pulijam, onda lepo dodavanje i... Viena ranka. Marškinėliais. Klysta Oskaras Pleikys. Puliamas 2 taškai. Tai šios rungtynės tikrai to vaizdo neatspindi. Pulijam. Protračava Mineikis. Pulijam zaustavio se iz driblinga i pogodio. Pirmieji jo taškai šiose rungtynėse. Puliamas gavo erdvės čia ir pataiko. Galima dar vieną gynėją pridėti į tą jau beveik dviženklėje zonoje. Gražiai, Trejus Puliamas. 1500 žiūrovų šiandien susirinko į Gargždų areną, tad, kitaip sakant, tribūnos yra sausakimšos. Ir Mineikis buvo kamuolį gynybo. Čia Puliamas įsibėgėja, Motvila leidžiam tą daryti ir Vėliau paaiškėja tam, kad ir pats nepataikytų jau 3 Ryto tritaškio vienos atakos metu. 3-4 Gargždai laimėjo, čia Puliamas. Vagia kamuolį iš Igno Sargiūno, veržiasi iki galo. Individualiais veiksmais pabando užbaigti ataką Gargždiškiai, taškų nėra, yra antrasis bandymas. Wow! Čia jau tikrai. Petrilevičius ten labai gražiai kortą pastebėjo. Na, stebim. 79-65, 14 taškų, bet ir 3,5 tik tai minutę. Ritmą. Jo renesansas sezono kontekste. Inas Vaištaras 5 taškai. 5 savo sąskaitoje turi. Puliamas pradeda dar vieną svečių ataką. Gražaus perdavimas Vaištarui. 2+1. Man pačiam yra su juo tekę žaisti, tai tikrai tos patirties turi daug, tų žinių turi daug, dabar tik reikės perduoti kitiems žaidėjams. Žmogus, kokiu dabar Utenos Juventus penkete yra Ivanas Vranešas, o kiti atlieka tas puolėjo. Puolimas metimas, kurį pataiko Mineikis. Šiandien iš 4 bandymų Puliamas blokuoja. Lygų rezultatą, galbūt dabar Maknaitis su komandos draugais išlygins jį. Kauntas Tarolis, pirmieji jo taškai, grįžus po traumos. Godišnjega Ilijusa. Pulijam izmakuje pažnji. Išsiveržia Nevėžis Paskolų klubas.
Įpusėjo antrasis kėlinys, Puljamas iš vidutinio nuotolio, vėl. Vienas Francisko visų savo judesius nusprendė šiandien parodyti ir pademonstruoti. Puljamas dabar įveikė tą patį Silveiną Francisko ir iškritus, aišku, Martynui Bacevičiui. Iš rikiuotės atsivėrė tas. Puljamas. Prie jo liko Dastinas Lyva. Puljamas. Atributika, na, o čia visas akis į Gargždų ataką. Šegova, Puljamas iš labai toli. Ir visiškai laisvas. O dabar perėmė Puljamo priežiūrą. Po krepšių Maklaplinas liko prie Griciūno, bet Puljamas nusiteikęs pats užbaiginėti ataką ir ją užbaigė. Ir vėl iki 8 padidintas pranašumas. Čia nepataiko. Reikia jau grįžti jam į gynybą, bet vis dar savo aikštės pusėje daug erdvės. Gargždėvičius. Dar vienas jo sezonas Kėdainiuose sugrįžus. Arvilas Kniežys. Pirmieji prisilietimai prie kamulio. Džeilonas. Matysime Nojų Kuliešą. Būtent jis atstovaus savo komandai. Eiris, taškai. 26-21 rezultatyvus krepšinis Saulės mieste. Ir persveria rezultatą savo komandos naudai. Puljamas, Mineikis, Griciūnas, Pipkinsas ir Dualo. Tokiu penketu Gargždai pradeda antrą. Lygoje, kurią remia Betson, pralaimėjo vos vieną kartą. Tuomet nusileido Panevėžio Lietkabelį. Werneris. Nuo Puljamo atsitraukęs Makai Eštonas Lankford. Pradeda savo galbūt ir visai ilgą karjerą Šiauliuose. Žiūrėsim, kaip laikas parodys. Na ir Dūniui nepavyksta, norėjo pražangos Panevėžietis, bet tos pražangos ten arbitrai neižvelgė. Ir Puljamo